Sveiki. Ar kada nors teko susimastyti, kas iš tikrųjų yra tikras tikėjimas? Ar tai tik ritualai, ceremonijos? Šiandien, pasiremdami keliais labai senais tekstais, aiškinsimės, kas yra tikėjimas, kuris virsta veiksmu. Toks tikėjimas, kuris pasirodo šviečia visam pasauliu. Gerai, štai trumpas planas, kaip viskas vyks. Iš pradžių pakalbėsime apie tai, kas tikėjimas nėra. Apie išorinius ritualus. Tada pereisime prie to, kas yra tikrasis garbinimas per veiksmus, išnagrinėsime nuostabią šviesos metaforą, paliesime netikėtą nuolankumo svarbą, o pabaigoje viską sujungsime kalbėdami apie misiją būti druska ir šviesa. Tad keliaukime. Viskas, žinoma, sukasi aplink šį vieną esminį klausimą. O šaltiniai, kuriuos šiandien nagrinėjame, siūlo labai aišku ir, tiesą sakant, gal net šiek tiek stebinantį atsakymą. Atsakymą, kuris meta iššūkį daugeliu įprastų religinių praktikų. Taigi, norint suprasti, ko iš mūsų tikimasi, pirma reikia išsiaiškinti, kuo tikėjimas neturėtų būti. Ir mūsų analizė prasideda nuo gana galingos kritikos religijai, kuri yra virtusi tiesiog išorinių spektaklių. Nusikelkime mintimis į 6 amžių prieš Kristų. Įsivaizduokime bendruomenę, kuri ką tik grįžo namo po didžiulės traumos, tremties. Jie nuoširdžiai bando atkurti ryšį su Dievu ir žinoma mano, kad tam reikia griežtų religinių apeigų. Skamba logiškai, ar ne? Bet pasirodo, būtent čia ir slypi problema. Pranašas Izaijas atskleidžia tiesiog milžinišką kontrastą. Viena vertus, žmonės viešai demonstruoja savo pamaldumą, pasninkauja, kita vertus, jų kasdienybėje karaliauja neteisybė ir smurtas. Būtent šis atotrūkis tarp ritualo ir realybės yra viso šio reikalo esmė. Gerai, tai jeigu įspūdingi pasninkai nėra atsakymas, kas tada yra? Dabar ir pereikime prie to, kai pranašas apibrėžia tikrąjį Dievui patinkantį garbinimą. Ir perspėjau, tai skamba gana radikaliai. Štai ir esminis posūkis. Pasirodo, Dievui nerūpi, kad kas nors badautų jo garbėj, jam rūpi, kad būtų naikinama neteisybė. Tikrasis garbinimas yra ne asmeninis atsižadėjimas, o socialinis teisingumas. Tai tiesiog apverčia viską aukštyn kojomis. Ir pranašas nekalba abstrakčiai. Jis pateikė labai konkretų praktišką sąrašą. Čia nėra jokių mistinių ritualų, tiesiog paprasti žmogiški veiksmai, kylančiai iš atjautos, dalintis duoną, suteikti pastogę, aprengti. Štai kas yra tikrasis garbinimas. Kitaip tariant, esminė mintis yra tokia: šie veiksmai nėra tiesiog kažkokios geros moralinės pareigos. Anaiptol, šaltiniai teigia, kad tai yra paties Dievo gailestingos prigimties mėgdžiojimas. Rūpindamėsi kitais, mes atspindime patį Dievą. Dabar visos šios idėjos susijungia į vieną labai galingą įvaizdį – šviesos metaforą. Ir tai nėra tik gražus poetinis palyginimas, tai apibūdina, ko žmogus tampa, kai elgiasi teisingai. Atkreipkime dėmesį į šią sąsają. Kai daliniesi, kai išlaisvini, kai padedi, tada tavo paties šviesa pradeda šviesti. Šviesa čia yra tiesioginė teisingų veiksmų pasekmė. Ir ši mintis kartojama psalmėse. Teisus žmogus ne tik mato šviesą, jis pats tampa šviesos šaltiniu kitiems. Jo veiksmai apšviečia tamsą aplink. Taigi, žinia tampa labai aiški. Atlikdama šios gailestingumo darbus, žmogus ne tik seka kažkokiais nurodymais, jis tampa Dievo atspindžiu pasaulyje. Būtent tai ir yra giliausia veiksmo prasme. Tiesa, čia svarbu patikslinti vieną terminą, kuris dažnai suprantamas klaidingai – viešpaties baimė. Biblijos kontekste tai visiškai nereiškia baimės ar siaubo, tai reiškia gilų pasitikėjimu grįstą ryšį, panašu į vaiko pagarbą mylinčiam tėvui. Tai suvokimas, kad kūrėjas žino, kas mums yra geriausia. Gerai, dabar pereikime prie kito nemažiau įdomaus aspekto. Ne ką sako žinia, bet kaip ji perdodama. Ir čia vėlgi susidurėme su visišku tradicinio mąstymo apvertimu. Apaštalas Paulius, kalbėdamas apie Evangelijos skelbimą, siūlo metodą, kuris visiškai prieštarauja galios ir įtakos logikai. Tiesą sakant, tai metodas, kuris pagal bet kokius pasaulio standartus atrodo neįtikėtinai neefektyvus. Tai kur visa esmė Pauliaus argumentas, žmogaus išmintis remiasi jėga iš kalba įtikinėjimu, o Dievo slėpinys, įkūnintas nukryžiuotame Mesijoje, yra silpnumo ir pažeidžiamumo slėpinys. Vadinasi, jo neįmanoma skelbti galios priemonėmis.
Paulius labai konkrečiai aprašo savo metodą. Jis ateina ne kaip iškalbingas oratorius, o su silpnumu, netgi su drebuliu. Jis sąmoningai atsisako žmogiško įtikinėjimo meno. Kam? Ogi tam, kad tikėjimas gimtų ne iš protingų argumentų, o iš Dievo galios patyrimų. Ir štai čia slypi neįtikėtinas paradoksas. Pasirodo, skelbėjo silpnumas tampa erdve, kurioje gali pasireikšti tikroji Dievo galia. Žmogaus netobulumas leidžia pačiai žiniai šviesti, neužgoštai skelbėjo asmenybės. Taigi, sujungus teisingą veiksmą ir nuolankų skelbimą, prieiname prie galutinės išvados, prie misijos, kurią Mato Evangelija apibūdina dviem labai paprastais, bet be galo gilais įvaizdžiais. Šis garsus teiginys, išgirstas po visų prieš tai buvusių paaiškinimų, dabar įgauna daug gilesnę prasmę. Tai nėra tiesiog komplimentas, tai yra misijos apibrėžimas. Ir kągi reiškia šios metaforos? Na, druska ir šviesa nėra skirtos pačiai savo. Jų tikslas tarnauti pasauliui. Druska juk nekuria naujo skonio, ji tik išryškina tą, kuris jau yra. Šviesa nekuria grožio, ji tiesiog leidžia jį pamatyti. Vadinasi, mokinio misija subtiliai, neįkyriai atskleisti gėrį ir prasmę, kurie jau egzistuoja pasaulyje. Iš esmės, ši misija būti druska ir šviesa yra ne kas kita, kaip praktinis palaiminimų įgyvendinimas. Tai gyvenimo būdas, kuriame vadovaujamasi negalia ir dominavimu, orumo, gailestingumu ir nuolatiniu teisingumo siekiu. Ir pabaigai, kamusimas apmąstymui. Jeigu mūsų veiksmai yra tikrasis mūsų tikėjimo matas ir ta šviesa pasauliui, tai kokia šviesa ar galbūt kokia tamsa mūsų visų veiksmai skleidžia šiandien. Ačiū, kad buvote kartu